Šeštadienį Vilniaus gatvėmis spalvotai nusidriekusios LGBT eitynės nepraėjo be provokacijų, tik agresyviai nusiteikęs asmuo buvo iš LGBT minios. Iš eitynių ištrūkęs vyriškis pradėjo provokuoti susirinkusius protestuotojus. Užfiksuotose vaizdo įrašuose matyti, kaip provokacijų neiškentęs asmuo pasvirė vaivorykštinę vėliavą, bet jį puola įniršęs LGBT aktyvistas. Per tas pačias eitynes vyras išprovokavo ir užvožė dar kartą šeimų sąjūdžio nariui. Šeštadienį Vilniuje vykusiose LGBT eitynėse viskas vien linksmais skandavimais, vaivorykštėmis ir šūkiais apie laisvę neapsiribojo. Iš eitynių minios ištrūkęs vyras pradėjo provokuoti susirinkusius kitaminčius. Krikščioniškojo kultūros instituto nariai bei palaikytojai, kurių pasaulėžiūra ir ideologijos nesutampa su LGBT bendruomenės, skandavo priešiškus liberaliom vertybėm žodžius. Giedojo religinės giesmes, garsiai skaitė maldas. Mes skandavome šūkius: vėl atkurkime tėvynę, katalikišką valstybę, Lietuva katalikiška, Lietuva neliberali, o katalikiška. Mes skandavome stop sodomy, sodomy leads to hell, pasakėme tiesą, kad sodomija veda į pragarą, angliškai. LGBT aktyvistas iš pradžių šitaip staipėsi prieš religinius fanatikus. Ir jisai pradėjo šokti tokį, sakyčiau, bjaurų, gana iššaukiantį šokį. Ir tą penktą tašką, atsiprašau, kaičioti link mūsų ir link kitų žmonių. Mes tiesiog jau bandom laikyti fronto. Kol vienam iš protestuotojų trūko kantrybė, iš video matyti, kaip jis pasiima LGBT vaivorykštinę vėliavą ir tuoj pat jį užpuola radikalus kairuolis, kuris agresyviai muša. Galų gale prasidėjo muštynės. Ir mes kvietėme policiją, mikrofonu policiją, bet policija neatėjo, bet vis dėlto viskas baigėsi taikiai. Štai tas pats asmuo per eitynes provokuoja ir susirinkusius į taikų protestą tradicinių vertybių palaikytojus, šeimų sąjūdžio narius. Mes rengėme visiškai tokį taikų, nereiksmingą, baltais rūbais, su muzika. Nebuvo jokių žeidžiančių žodžių, jokių žeidžiančių frazių. Aš galiu nuotraukas atsiųsti. Ir štai vaizdo įraše matyti, kaip provokatorius su vaivorykštės vėliava rankoje įžeidinėja protestuotojus prasivardžiuodamas. Kodėl jūs palaikot pedofiliją? Viskas buvo akcentuota į jo lytinį organą. Tai trynė ten aplinkui makalavo. Tas, kuris mus provokavo, taip ir nestraukis, toliau stovėjo ir maidėsi. Mūsų koliojo visokiais žodžiais. Ir tada vienas mūsiškis prie jo priėjo, prašė pasišalinti ir taip toliau. Ir tas jiems smėgė. Vienas iš protestuotojų LGBT aktyvistą bandė sudrausminti ir gavo šitokį atsaką. Apsinuoginęs neadekvačiai besielgiantis vyras jam smogė. Moteris dėl tokio elgesio parašė pareiškimą policijai. Dėl vieno asmens, dėl kurio vaizdo įrašas pasirodė viešoje erdvėje, sprendžiamas klausimas dėl ikiteisminio tyrimo pradėjimo tai tikriausiai bus pradėtas. Nuo smūgio į veidą kumščio atsiranda mėlynė, dar kažkas. Prokurorą aš nemačiau, kad būtų. Bet bijau ką nors komentuoti. O jis žmogus tiesiog sakė, aš nenoriu kišti į šitą rankų, nes prasidės begaliniai teismai. O štai vėliau viename iš portalų pasirodė nuotrauka, kur smurtautojas glėbesčiuojasi su ekonomikos ir inovacijų ministre Aušrine Armonaite. Daug žmonių vakar užvakar apkabinau, tai nežinau, kas ten su kuo vėliau pykosi. Esu mačius renginiuose, bet jeigu dabar manęs paklausimėt jo vardo, tai dėja negaliu pasakyti, bet matytas žmogus. Pareigūnai per eitynes iš viso sulaikė 4 asmenis. Vienas jų norėjo sutrukdyti eitynes. Vienas asmuo sulaikytas už tai, kad bandė padegti. Šiek tiek padegė vėliavą, vaivorykštės vėliavą. Tai jisai buvo pašalintas, asmenybė nustatyta ir šiandien pradėta administracinio nusižengimo teisena už pareigūnų teisėto reikalavimo nevykdymą. Pasak Liepio, 3 kiti asmenys sulaikyti už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą.